Sveiki! Kol darbai laukuose neįgavo pagreičio, drauge su savo partneriais aptarsime vasarinių miežių Amidala veislės savybės. Selekcininkai kasmet sukuria daug naujų veislių ir išsirinkti pačią geriausią nėra paprasta. Dotnuva Baltic didelį dėmesį skiria naujų veislių atrankai ir kasmet atlieka veislių bandymus. Ir tik kruopščiai analizavę gautų tyrimų rezultatus išsirenkam pačią geriausią veislę, kuri toliau keliauja į gamybą. Salyklo gamybai reikia stambių, vienodų, sveikų, gerai dygstančių, turinčių daug krakmolų ir mažai baltymų grūdų. Čia svarbu vaidmenį vaidina teisingas veislės pasirinkimas. Veislė turi tikti auginti vietos sąlygom ir atitikti aludarių keliamus kokybinius reikalavimus. Nauja salyklinių miežių veislė Amidala į mūsų asortimentą ir atėjo po išsamios valstybiniuose augalų veislių tyrimuose, mūsų privačiuose tyrimuose, užsienyje atliktų tyrimų duomenų analizės. Salyklinio miežių veislė Amidala yra sukurta Vokietijoje. 2022 metais yra įtraukta į Lietuvos nacionalinio augalų veislių sąrašą ir taip pat yra registruota 10 kitų Europos šalių. Tai veislė rodanti aukštą derliaus potencialą. 2020-2021 metais Kauno augalų veislių tyrimo stoty šios veislės derlingumas buvo 105% lyginant su standartiniam veislėm arba 9 tonos iš hektaro. Lyginant su standartiniam veislėm, aukštas šios veislės derlingumas buvo gautas ir mūsų privačiuose bandymuose bei kitose šalyse – Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje ir Estijoje. Amidala tai vidutinio ankstyvumo veislė, augalai vidutinio aukščio, atsparūs išgulimui, pasižymi žemų baltymų kiekių, optimaliai atitinkančio aludarių keliamus reikalavimus. Dar vienas iš Amidala veislės primalumų, tai kad subrandina stambų grūdą. Ir 2020-2021 metais valstybiniuose augalų veislių tyrimuose, lyginant pagal grūdo stambumą, ši veislė buvo pirmaujančių veislių trejetuke. Dar vienas išskirtinis šios veislės bruožas tai yra geras atsparumas ligoms. Veislė atspari miltligei, tinkliškai dryžligei, rinkosporiozei, vidutiniškai atspari miežių romularijai. Salyklinio miežių veislė Amidala viena iš nedaugelio veislių turinčių dvigubą pripažinimą tiek Vokietijos Berlin program, tiek CMBO Prancūzijos salyklinio miežių aludario komiteto ir taip pat yra įtraukta į Lietuvos salyklo gamintojo Viking Malt superkamų veislių sąrašą. 2022 metais Vokietijoje didžiausi miežių plotai buvo užsėti Amidala veislės sėklomis. Rinkite salyklinio miežių veislio Amidala, nes tai puikus aukšto derlingumo, gerų kokybinių savybių ir gero atsparumo ligoms derinys. Šiandien esame Panevėžyje. Lankomės pas salyklo gamintojus įmonėje UAB Viking Malt. Šalia manęs Sigita Danilevičienė, įmonės pirkimų vadovė, kuri mums plačiau papasakos apie salyklinių miežių veislės pasirinkimo svarbą siekiant pagaminti tikrai kokybišką salyklą. Sveiki. Norėčiau trumpai papasakoti apie Amidala veislę, kodėl mes ją matome iš supirkimo pusės. Nes miežiai turi tam tikrus parametrus ir Amidala puikiai juos atitinka tiek stambumo, tiek baltymų, tiek sveikumo atžvilgių. Dėl to, pavyzdžiui, šiais metais neteko susidurti, kad turėtume fuzariozę šitoje veislėje, nes viskas prisideda nuo sėklos. Sveika sėkla, sveiki grūdai ir tik iš jų galima gaminti geras salyklas. Sigita, papasakokit, prašau, plačiau apie įmonę Viking Malt. Viking Malt įmonė yra grupės mastu. Mes esame įsikūrę ne vien tik tai Lietuvoje, bet turime ir Švedijoje, Suomijoje, Danijoje bei 2 gamyklas Lenkijoje. Taip pat turime dabar naują gamyklą pasileidinėjančią Suomijoje. Taip pat per visas šalis mūsų pajėgumas yra 600 000 tonų salyklo. Kas yra grūdais, tai beveik 800 000 reikalinga grūdų. Kadangi turime tikrai daug patirties atsirinkant veislės, todėl dirbame su daug selekcininkų, kad atsirinktume tik pačias geriausias, kurį galėtume pasiūlyti aludariam. Dėl to, kad salyklo gamyboje nėra tik vienos pačiausios, kai sakoma,
nėra vienos pačiausios veislės, dėl to, kad mums reikia nors 3 stabilių veislių rinkoje, kurias galėtume tarpusavį maišyti ir galėtume patenkinti visus savo pirkėjų poreikius. Labadiena, mano vardas Gerdas, aš esu UAB Viking Malt gamybos meistras. Salyklo gamyboje mes šiais metais naudojam amidalą miežių veislę, kuri yra tinkama salyklo gamybai. Ir kaip žinote, salykliniai miežiai yra pagrindinė žaliava salyklo gamybai. Tai visas salyklo gamybos procesas prasideda nuo atrinktų miežių, pristatyta į įmonę, susvertų, surūšiuotų. Ir gamybos proceso metu prasideda užmerkimas, daiginimas ir džiovinimas. Buvo pagamintos kelios partijos iš amidalo miežių salyklo. Gamyboje būtent amidalo veislė miežių pasirodė neblogai ir gerai sudygo, gerai gėrė vandenį. Tai kokybiniai parametrai irgi buvo neblogi. Be abejo, ne visos alaus daryklos yra patvirtintos tą veislę, bet jeigu ateityje jinai bus platinama plačiau, galbūt ir kiti aludariai ją patvirtins. Amidala – tai komplektas svarbiausių vasarinių miežių savybių. Visų pirma, ši vidutinio ankstyvumo veislė pasižymi dideliu derlingumu bei didžiausia 1000 sėklų mase tarp salyklinių miežių veislių. Taip pat ši veislė turi puikius kokybinius parametrus ir maža to, ji pasižymi atsparumu populiariausiams vasarinių miežių ligoms, tokioms kaip tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinkosporiozė. Ne veltui ši veislė turi Prancūzijos ir Vokietijos salyklinių miežių veislių augintojų komiteto pripažinimą.